Sveiki, su jumis sveikinasi Emais. Yra toks dalykas, kas jūs dabar stabdo eiti kažkur stipriau, daryti kažką sunkesnio, daryti kažką, e, e, kaip čia pasakyti, unikalesnio, kažką tiesiog tokio. Kodėl, pavyzdžiui, paėmus ir nepadarius tai, ką norisi padaryti? Nes, ką žinau, reikia tai padaryti. Dėl ko taip sakau? Dėl to, kad šiaip tai, kad ir ką norit padaryti, niekas jūsų tiksliai nestabdo. Jūsų nelabai kas stabdo. Tai yra tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, norit pasikeisti darbą, jeigu norit, ką žinau, pabandyti kokią nors idėją, jeigu norit dar kažką padaryti, padaryti. Daug kas jūsų nestabdo, žinokit, stabdai tik tai tu pats save. Kaip tai gali būt? Gali būt tiesiog taip, kad jeigu norit paprasto darbo, va dabar ką aš dabar išvardinau, jeigu norit paprasto darbo, nu tai gerai, pasižiūrit, va tame esmė, pasižiūrit, pasiskaičiuojat, kiek pinigų reikėtų susirasti, kad išgyventi, susirasti kitą darbą, pasižiūrit, ar bus geresnis darbas, pasižiūrit, ar smagesnis jums bus, jums patiks labiau jis, paėmat ir pasiskaičiuojat pats jūs. Tai va, pats jūs stabdot, nes galbūt, čia kažkoks toks įdomus, toks nesuprantamas dalykas yra pasiskaičiuot, panašiai. Kitas, neprisimenu, ką išvardinau, bet tiesiog, kitas dalykas, kokią nors idėją padaryti. Tai gerai, tas pats, apsiskaičiuojat pats jūs, pažiūrit, ar jums taip išeis, pats jūs. Tiesiog daug kur, jeigu kažkur nesat kažkokioj šalyje labai labai blogoj, kur spauda yra uždrausta, panašiai, žinai, tokie dalykai, kur žmonės iš tikrųjų yra laisvi, kur yra nelaisvi, tiesiog, suprantat. Tai ką žinau, tada tikrai vienintelis dalykas, kas laiko jūs, tai yra pats jūs. Jeigu jūs negalėjime, jeigu jūs nenusižengė, jeigu jūs nesat kokioj šaly, kur yra siaubinga, tai žinokit, vienintelis dalykas, kas stabdo jūs, tai esat jūs. Ir ką, tai yra labai... Šiaip, ką žinau, atrodo vis tiek lyg stabdymas, ne? Čia... vis tiek kažkas stabdo, bet jeigu jūs pagalvojat apie tai, tai susikalbėkit su pačiu jumis, susikalbėkit su, balsu savyje ir suprasit, kad bus žymiai mažiau kam stabdyti, nes praktiškai nebeliks kam stabdyti. Ir kas tada bus? Tada bus viskas, laisvėje. Gal darysit, ką norit, tiesiog keisit, ką norit, darysit, ką norit, idėjos ateis kaip norit, miegosit, kada reikia, tiesiog kalbėkite su savim ir tada tiesiog pamatysit, kad viskas suksis galvoje ratu. Gražiu ratu, progresiniu ratu. Tada bus tik tai klausimai, ne kaip, ką daryti, tingiu, panašiai, o aš tai galiu padaryti. Į ką, smagu. Tokiai galvai smagiau gyventi, negu kad tiesiog, kaip mano tėtis, dirbt tą patį darbą 20 metų. Ne pats smagiausias dalykas, įsivaizduoju. Gauti tiek pat. Gauti tik tai namą, gauti tik tai mašiną, daugiau nieko neturėt per tiek metų. Oi, net nenoriu pagalvoti. Tai dėl to reikia kažko griebtis, kažką keisti, kalbėti su savimi,
Nes tik tai jūs laikot jūs. Tikiuosi. Labai tikiuosi kokia nors valstybė, kad jūsų nelaiko ten ar kažkas panašaus. Jeigu taip yra, senelizai, pasikalbėk su savim, ieškokis kaip išlaisvint, neišlaisvint, suprast save. Suprasti, ko reikia. Ja. Tiesiog, būk savim. Atsiras labai daug visokių dalykų. Jūs dabar, pavyzdžiui, galvojat, aš čia kalbu, panašiai. Nu, aš irgi žmogus, aš tai, ką kalbu, bandau daryti, aš tai ne koks nors meistras šio dalyko. Aš tiesiog turiu idėją, pasakau. Reikia dalintis. Tikiuosi, kažkas paims ir panaudos tai. Galbūt netgi geriau už mane, kas čia žino. Gerai. Iki kito epizodo.